Ar galima nepilnametį vaiką vieną palikti namuose? Taigi, vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu yra nustatyta, kad vaiko iki 6 metų negalima palikti vieno namuose be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Vėlgi, visada reikia įvertinti, ar tas jūsų 6 ar vyresnio amžiaus asmuo yra socialiai subrendęs, kad galėtų likti namuose, ir ar tas 14-metis taip pat gali suteikti tinkamą priežiūrą jūsų vaikui. Jeigu išeinate trumpam, 10-15 minučių pasitikti kurjerio ar greitai į parduotuvę nubėgti ir tas laiko tarpas nėra labai ilgas, tai nebus laikoma vaiko palikimu be priežiūros. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad tarkim vaiko pasiėmimui iš darželio nėra taikomi įstatymai jokie amžiaus apribojimai. Tačiau reikėtų individualiai vertinti, ar tarkim brolis sesis eidamas pasiimti vaiko iš darželio tikrai saugiai parves vaiką namo. Kitas dalykas svarbus, kad kiekvienos įstaigos vidaus taisyklėse taip pat yra numatyta, kokio amžiaus ir kas gali ateiti pasiimti vaikų. Taigi reikėtų prieš išleidžiant pasiimti sesę ar brolį savo sesers broliuko, reikėtų įsivertinti, ar ta įstaiga neuždraus paimti savo vaikų. Taigi, įstatymą numatyta yra atsakomybė už vaikų palikimą be priežiūros, tačiau kiekvienu atveju reikia žiūrėti, ar tas palikimas buvo būtinas ir kokios buvo sudarytos sąlygos vaikui, ar nebuvo sudaryta kažkokių grėsmingų sąlygų tam vaikui likti namuose, kaip pavyzdys, ar verdantis puodai, aštrūs daiktai ir taip toliau. Didžiausia atsakomybė yra tuomet, kai atsitinka kažkokia nelaimė. Todėl visą laiką pagalvokite, ar tikrai jums reikia išeiti tuo momentu ir galbūt tikrai galite geriau paprašyti pagalbos iš kaimynų ar draugų, kurie ateis ir pažiūrės jūsų vaiką.